Sveiki, pradėsime šios dienos pokalbį prie apskrito stalo apie daugiabučių namų modernizavimą, renovaciją. Šiandienos tema – daugiabučių namų tipiniai projektai. Tuos pastatus, kuriuos renovuojam, daugiabučius, dažniausiai tai yra paveldas iš sovietmečio, tai yra tipiniai, kartotiniai daugiabučiai, pasikartojantis, vienodi. Tai mintis yra ta, kad jiems renovuoti, modernizuoti sprendinius galima taip pat parengti tipinius ir kartotinius. Leiskit pristatyti šiandienos pokalbio dalyvius. Šalia mane sėdi Rimantas Januševičius, bendrovė Revalis plėtros vadovas. Revitalis, atsiprašau. Turime daugiabučių bendrijos atstovą, pirmininką Simoną Potupį. Svečiai iš Panevėžio, Panevėžio projekto direktorė Elvyra Klimavičienė. Panevėžio projektų vadovė Renata Skimundrienė. Dangyra Žukauskas atstovauja aplinkos ministerijos statybos ir būsto departamentą. Ir Eglė Grigonienė, būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Tai leiskit pradėti nuo jūsų ir užduoti jums pirmą klausimą. Ar yra tokie parengti tipiniai, kartotiniai daugiabučių namų modernizavimo, atnaujinimo projektai? Kas juos rengia, kam jie reikalingi ir koks tikslas tokių projektų? Prašau. Pačiai įžangai norėčiau trupučiuką statistikos. Nekilnojamo turto registro duomenimis Lietuvoje yra įregistruota daugiau negu 37 tūkstančiai daugiabučių namų. Iš jų daugiau negu 34 tūkstančiai yra pastatyti iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, tai reiškia sovietmečių ir ankstesniais laikais. Po sovietmečių pastatytų tokių namų yra beveik 24 tūkstančiai. Ir kaip žinia, tie namai buvo statomi pagal tam tikrus unifikuotus projektus. Taip, kodėl tai buvo? Todėl, kad buvo sparčiai vykdoma šalies industrializacija, kūrėsi pramonės objektai miestuose, Alytuj, Kėdainiuose, Jonavoj ir kitose buvo pritraukiami gyventojai į miestus ir aišku, reikėjo jiems sukurti vietą gyventi. Būstą. Reiškia, valstybės lėšomis statyba vyko, o tų lėšų stygius vertė statyti daug, bet tuo pačiu pigių būtų. O statyti pigius būtus galima kada? Kada yra pritaikomi unifikuoti tų būtų arba pastatų projektai. Ir tokio projekto parengto daugkartinis pritaikymas, kartojimas pavertė jį kartotiniu arba kitaip tariant tipiniu. Tai dabar pagalvokim, 24 tūkstančius kartų ruošti kiekvieną kartą nuo nulio, arba kitaip tariant, išradinėti dviratį kiekvienu pavieniu atveju yra neracionalu ir valstybiniu požiūriu, žiūrint, kai valstybė kompensuoja projekto parengimo išlaidas pagal valstybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo programą. Tai dėl to su ministerijos palaiminimu, agentūros užsakymu ir yra rengiami, tvirtinami ir bus rengiami daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo tipiniai projektai. Tokių projektų bus parengta 40 ir dar planuojama sekančiais metais, kai jau projektai bus rengiami konkrečioms savivaldybėms, kurios pasitvirtinusios yra savo programas, reiškia konkretus tiksliniai tipiniai projektai. Aišku. Jūs minėjot, kad planuojama parengti 40 ir dar daugiau. Kiek šiuo metu yra tipinių projektų, modernizavimų tinkamų, kuriais gali naudoti žmonės? Šiai dienai patvirtintų tipinių projektų yra 17. Ir dar 11 yra gauti teigiami bendrosios projektų ekspertizės aktai, kad šiuos projektus galima tvirtinti. Yra reglamente nustatytas laikotarpis, per kurį, tai yra 20 darbo dienų agentūra privalo patikrinti arba patvirtinti arba teikti motyvuotą atsakymą, kad netvirtinamas. Ir jie artimiausių metų laukia savo eilės. Aišku, dėkui Eglė. Noriu klausti Panevėžio projekto atstovų, nes kiek suprantu, jūs esat rengę tipinį projektą. Galbūt papasakokit apie tuos sprendinius, kuriuos jūs pritaikėt savo projektuose. Mes rengiam 30 tipinių daugiabučių namų projektų ir rengiam pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį. Ir tas sistemas, kurias finansuoja, sakykime, šita programa Jessica. Tai pirmiausia buvo parengta pastato šiltinimo, tai yra sienų, cokolio, stogo
sprendiniai, 3 variantai, kad būtų galima pasirinkti bendrijoms, po to šildymo sistemos renovacija, šilumos punkto renovacija, elektros laiptinėse ir rūsyje renovacija, bendro naudojimo patalpų, po to vandentiekio nuotekų, magistraliniai tinklai, sakykime, šildymo punkto automatika, nu ir ten smulkesnės dalis. Iš viso 14 projekto dalių, kas sudaro bendrijoms galimybę pasirinkti, ką jie norėtų, kokias sistemas renovuoti. Pasirinkimas pakankamai didelis ir platus. Žodžiu, išnagrinėtos visos įmanomas galimybės. Ir turint šitokį projektą, mes įsivaizduojam, kad bendrijos pirmininkam lengviau ir pačiai bendrijai spręsti, kokias taikyti technologijas, kokias medžiagas, sprendinius. Ir kaip turėtų atrodyti projektas, sakykime, jeigu jis ir netinka tipiniam, ko reikia prašyti iš projektuotojų, kad jie pateiktų jiems. Supratau. Turime daugiabučių bendrijos atstovą, pirmininką Simoną. Taip. Sakykit, kokia jūsų nuomonė apie tipinius modernizavimo sprendinius? Ką jūs manate? Aišku, kaip visą laiką yra ir pliusų ir minusų šito dalyko, tai matau jau pliusus iš tos pusės, kad tvarkomi tie biurokratiniai dalykai ir nekas palengvintų statybos leidimo gavimą ir darbų pradėjimą, bet iš tikrųjų visiškai nėra aišku, ar tas projektas ar netipinis tiks tam namui, ar ne, ar nereikės kažkokių pakitimų daryti, jį pritaikyti tam namui, ar ne? Tobulinti, taip, ar visi patikti sprendiniai yra geri ir kiek geri, ar ne, niekas negali to paaiškinti, net aš varčiau tos projektus, net aiškinamajam rašte nėra, kodėl rekomenduojama vienas variantas pasirinkti, ar ne, vat, kaip kolegė minėjo, kad 3 variantai fasado yra, kodėl 1, 2 ar 3 reikėtų rinktis. Nu, vat, šito trūksta to aiškumo. Supratau. O pliusai, kokie jūs minėjot, kad matot ir pliusų ir minusų? Jo, tai pliusai, vat, kad atsiranda jų variantai, jie pateikiami yra, nes anksčiau to nebūdavo. Buvo projektas ruošiamas, ten nuo nulio nuo pradžių. Jo, nuo nulio nuo pradžių, ten, aišku, tada buvo pliusų, kad bendrija pati užsakinėdavo, ir ne, tai ruošdavo pati projektavimo užduotį ir jeigu turėdavo kompetencijos, tikrai galėjo pasiruošti gerą projektą. Taip, dabar šito dalyko nebelieka, bet bendrija įtakoja, gali, ruošia tą pritaikymo projektą, ar ne, bet vėl neaišku, kiek tas kainuos, ar ne. Mes kalbame apie tipinius projektus, bet neturim jokio aiškumo, kas toliau. Supratau. Sakykit, aplinkos ministerijos atstovo noriu paklausti. Tie tipiniai, kartotiniai renovacijos, modernizacijos projektai ir jie sprendiniai, jie turbūt nėra privalomi. Be abejo, ne. Tai yra tiesiog sudaroma galimybė bendrijoms, sakykime, pasirinkti lengvesnį kelią. Pateikiamas, taip sakant, toks meniu, iš kurio gali išsirinkti, ką tu nori padaryti, gali vėlgi toliau kainuoja pigiau pats pritaikymas, negu nuo nulio darimas projekto, kažkokios lėšos yra sutaupomos, nes nors ir kompensuojamos tos lėšos, bet visgi jas turi investuoti pradžioje bendryje. Bet jeigu yra pageidavimas rengti atskirą projektą savo, prašom, jokių problemų nėra. Neprivalom rinktis iš to meniu, kurį pateikė. Ir bet tas meniu vėlgi, kaip sakė, dažniausiai ką kreipia dėmesį, tai išvaizda pastatus ir taip toliau. Apšiltinimo variantai 3 buvo nustatyta, kad minimum turi būti. Sudaro galimybę irgi pasirinkti įvairiuose teritorijose įvairius, ta prasme, sprendinius, vizualinius. Bet to, jeigu tai yra tinkuojama sistema, tai ir spalvinius sprendinius galima pasirinkti, kokius nori jau po to. Taip, kad čia yra toksai... Supratau. Turime specialistą, praktiką. Jūs užsiemat pastatų šiltinimu, kiek suprantu, pagrindinė jūsų veikla. Sakykit, tipiniai sprendiniai, tipiniai projektai, net ir tipiniams, kartotiniams daugiabučiams, jie turbūt galbūt ne visada tinka, nes pastato orientacija skiriasi, nepaisant to, kad jie vienodi, galbūt skiriasi vietovė, kurioje stovi, ar tai vėjuotas pajūris, ar ten... Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ne, tai čia tas be abejo, bet tai gal jau tokie, kaip ir aš padėčiau, jeigu mes šnekam apie tipinį projektą šiandien, kaip kartotinį tipinį projektą, kurį galima būtų pritaikyti absoliučiai kiekvienam, praktiškai beveik kiekvienam pastatui, skyrus keletą tokių unikalių, kurie, jau čia kitas klausimas. Tai pirmas dalykas, kas iš tikrųjų sveikintina ir šitoj vietoje reiktų tik tai pasidžiaugti už iniciatyvą tokių projektų atsiradimo, tai, kad
bent jau aiški yra metodika, ką mes turime, ko mes siekiam ir kaip tą pasiekti, kaip perteikti visą tai po to, gamybininkui, statybininkui, kad jis galėtų padaryti būtent tai, kas yra užsibrėžta. Tai yra, nes iki šiol tai būdavo, palaida bala. Nes kiek man teko matyti anksčiau projektų tokių, kopijuoju ir su tom pačiom klaidom, tai apart šiltinimo medžiagos storio ir dar spalvos daugiau nieko ten nebūdavo. Dabar atsiranda paskaičiavimai, dar pabaigiant tą jūsų klausimą pasakysiu tokį dalyką, kad iš tiesų čia jau yra eiliniam, sakykime, vartotojui, eiliniam projektuotojui, jeigu jį taip galima pasakyti, pakankamai aiški metodika. Dabar orientacijos pastatų ir visi kiti dalykai, tie vietiniai pritaikymai, čia ir architektūrinis ar netgi urbanistinis klausimas, spalviniai pasirinkimai, ten vienokia, kitokia medžiaga. Tai iš tiesų tai praktiškai nieko nekeičia, čia jeigu jau šnekant toliau apie kvartalų renovacijas, tai čia jeigu, sakykime, ten Vilniaus mieste vienas kvartalas bus vienos spalvos ar vienos medžiagos, kitas kito, tai absoliučiai nieko. Supratau. Tai jūs, panas Rimantai, kaip suprantu, sveikintumėte tokią iniciatyvą, tokią idėją ir tokią praktiką. Be abejo, nes sakau, dar jeigu pasikartojant anksčiau, kiek man teko susidurti su tokiais projektais, tai akivaizdžiai jų negalima buvo įgyvendinti. Supratau. Eglės noriu paklausti. Jūs minėjot, kad motyvacija arba motyvas kurti tokius projektus, modernizavimo, kartotinius, tipinius, buvo ne tik tai, kad būtų lengviau bendrijų pirmininkams ir apskritai bendrijoms apsispręsti dėl vienokio arba kitokio būdo modernizuoti savo būstą, bet ir tam tikras finansinis motyvas. Prasme, būtų sutaupoma pinigų projektų rengimui. Kiek paprastai kainuoja parengti daugiabučiui namui projektą? Išsamus su techninė. Aš galiu iš patirties gal pasakyti, nes mes rengėme projektą ir mokėjome už jo parengimą. Tai daugiabučio namo, mūsų namas buvo 120 butų, jo parengimas kainavo apie 49 tūkstančius litų. 49 tūkstančius sumokėjo bendrijos nariai? Ar jums tai kompensavo? Sumokėjo bendryje, savivaldybė yra įsipareigojusi kompensuoti šios pinigus, bet iki šiol dar nekompensavo. Tikimės iki metų pabaigos tai padarys. Savivaldybė. Savivaldybė, taip. Bet, kiek aš girdėjau, projektų rengimas bendrijoms nieko nekainuoja. Pakomentuokit, prašau. Ką reiškia nieko nekainuoja? Kad kompensuojama yra? Kainuoja, bet yra kompensuojama. Tai dabar taip vienareikšmiškai prisirišti prie kažkokių tai skaičių aš tikrai nerizikuosiu ir nenorėčiau to daryti. Yra paklausa, yra ir pasiūla. Visi projektai, kurie rengiami pagal projektų rengimo aprašą, yra perkami paslauga arba taikant viešųjų pirkimų įstatymą arba apklausos būdu pagal ministro patvirtintą aprašą. Tai yra sutarties ir dėrybų klausimas, yra projektuotojai, kurie pasiūlo savo projekto rengimo arba projekto pritaikymo kainą. Visada galima pravesti dėrybas tą kainą bandant sumažinti ir tai yra susitarimo reikalas. Be abejo, turint kažkokį atspirties tašką, nuo kurio galima būtų pradėti tą projektą rengti arba jį pritaikyti, bendrijai reikės sukaupti mažiau lėšų tam projektui, nes kompensacija yra grąžinama tada, kai projektas yra įgyvendintas. Tai iki 13 metų pabaigos už pastato atnaujinimo projektą yra kompensuojama 100% projekto parengimo kaštų. Jeigu pritaikomas bet nedaugiau negu statybos rangos numatytos rangos sutartyje 5% kainuos. Jeigu pritaikomas tipinis projektas, tai kompensacija siektų iki 2%. Statybos rangos darbų numatytų statybos rangos sutartyje. Valstybiniu mastu sutaupimas visiškai aiškus. Valstybės mastu suprantama, o bendrijai nauda kartotinį imti. Tai jeigu jūs turite pagrindą, turite sukirptą švarką, turite sagutes, turite tai sudėti viską ir prisitaikyti ir aišku paprasčiau. Yra didelis įdirbis, jūs galite iš projektų sudedamųjų dalių, kurios atitinka programoje numatytas techninės priemonės daugiabučio atnaujinimui. Pasirinkti, susiorientuoti, kokios tos projekto dalys privalomos, nes būna dažnai, kad ne visai sugeba tinkamą techninę užduotį projektavimui pasirengti, nepasikonsultuoja, nenumato visų būtinų
sumanimų užsakovų įgyventinti projekto dalių. Tada prasideda vėl kitos problemos. Tai va, tai pasirinkti tas, kas atitinka tavo kišenės dydį ir tavo užmanimo yra, aišku, prasmingiau ir be tikslingiau. abejo. Supratau. Noriu projektuotojų paklausti. Štai pirmininkas bendrijų atstovas minėjo, kad ne visada tipinį kartotinį projektą galima pritaikyti net ir tipiniam namui, nes jisai galbūt stovi kažkoje kitoje vietoje, galbūt jo nusidėvėjimas didesnis arba mažesnis negu šalia stovinčio tokio pat namo. Ką Jūs manote apie tai? Apie savo projektus ir kaip juos pritaikant unikaliam pastatui, kiek ten dar reikia padirbėti? Mūsų projektai buvo rengiami pagal rekomendacinius planus, kurie irgi užsakė būsto agentūra. Ir, sakykime, tie 30 namų buvo pasirinkti tam tikri miestai. Bet, sakykime, pritaikant tą namą jau konkrečiam namui, pavyzdžiui, ar Klaipėda, ar, sakykime, Utena, yra skirtumas, kad ir temperatūrų skirtumas. Ir ten, sakykime, Klaipėdos rajone namai būtų apšiltinti, sakykime, mažesnės šilumos sluoksnio reikėtų, negu, sakykime, šaltesniai vietoje. Šaltesniai Lietuvos vietoje. Dėl pritaikymo. Pritaikant bet kokiu atveju reikalinga išsimti specialiasis architektūrinės sąlygas, reikia užsisakyti topo nuotrauką, kadangi kiekvienas namas, sakykime, tipinėme projekte pagal pirminę medžiagą, kurią mes buvom surinkę iš archyvų, iš visų kitų šaltinių, yra, sakykime, įvadai, išvadai iš vienos pusės, konkrečiam namui gali būti visiškai iš kitos pusės. Sakykime, nuo tos situacijos, kurioje, sakykime, namas stovi, ar ne? Ir kaip ateina tinklai iki jo. Techninės patalpos. Ir be to dar šilumos tiekimo temperatūros. Tai šilumos tiekimo temperatūros kiekvienam mieste skiriasi. Skiriasi, sakykime, kad ir tipinės blok sekcijos, bet jos gali būti, sakykime, ir veidrodiškai. Pakoreguotos. Sakykime, tie tipinių projektų pirminės medžiagos gali būti veidrodiškai apverstos. Sakykime, tai ir langų šitas barstymas kitoks ir Supratau. Tai Jūs rengdami šitą projektą numatėte tokią galimybę, kad iš tikrųjų tą net ir tipinį kartotinį modernizavimo projektą reiks pritaikyti konkrečiam atvejui. Taip, projekto bendrojoje dalyje ir yra pateikiamas aprašymas. Reikia skaityti bendrąjį raštą, aiškinamąjį, kuriame yra pateikti dokumentai, kurie yra privalomi gauti tipinį projektą pritaikant konkrečiai situacijai. Tai jau Renatos išvardinti visi dokumentai. Ir dar plus, kas yra labai labai svarbu, kad turi būti prieš taikant tipinį projektą ištyriama esamo namo pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų techninė būklė. Tas yra labai svarbu. Ir pritaikant tipinį projektą visgi labai svarbu statytojui, bendrijai, administracijai pasirengti gerą, kompetentingą techninę užduotį projektavimui. Nes visi darbai, tiek techninės priežiūros, tiek statybos rangos prasideda nuo projekto. Taip. Turim klausimų. Gal pereikim prie klausimų, po to tęsim diskusiją. Klausimas. Kas galėtų nustatyti geografinės būtų padėties name koeficientus, įrengiant dalykinę šilumos apskaitos sistemą ir panašiai? Firmos, kurios įrenginėja tą apskaitos sistemą, tų koeficientų nustatymo nesiima. Esą čia užsakovo, tai yra bendrijos reikalas. Mūsų 16 aukštų monolitinėme name tai liečia pirmo 16 aukštų butus ir pirmų 3 aukštų butus, kurių 8-9% būtų lubų ploto sudaro balkonas be šilumos izoliacijos. Ką atsakytumėt tokiam žiūrovui? Klausė Albinas. Šiuo atveju, rengiant šilumos dalį, tai visą laiką yra atkreipiamas dėmesys, kurioje vietoje tas butas randasi. Ar jis turi tik tai, sakykime, vieną sieną išorinę, ar dvi, ar jis yra, sakykime, nes jeigu pastebėjote, sakykime, yra rūsio planas, ar ne, nagrinėjimas, tada eina pirmo aukšto planas, tipinis,
planas, kiek jo ir būtinai viršutinis aukštas. Virš kurio stogas? Virš kurio yra stogas. Tai būtent ir vis atkreipiamas dėmesys ir skaičiuojama nuo išorinio atitvaro kiekiaus, ploto ir orientacijos. Ir orientacijos taip pat. Žodžiu, mūsų projektas yra perskaičiuojami šilumos nuostoliai viso pastato ir perskaičiuojama visa šildymo sistema. Ir dėl tų dalyklių, sakykime, tai čia priklauso nuo bendrijos, ar jie nori juos įsirengti ar ne. Čia tokia diskusija vyksta, sakykime, dabar vyksta. Ir nėra tokios bendros nuomonės, kad visos bendrijos nori tą daryti. Čia, kad tai būtų efektyvu. Čia jau bendrijos reikalas pasirinkti. Šiaip projektuose tą padaryti gali. Supratau. Klausimas, kiek yra dabar realizuota, arba pritaikyta, arba šiuo metu įgyvendinama modernizavimos projektų pasinaudojant tipiniais sprendiniais, tipiniais variantais? Vienas projektas tipinis dar rengimo metu buvo pačių projektuotojų pritaikytas Radviliškyje ir dabar peržiūrėjus investicinių planus, kurie planuojami sekantiems metams, yra identifikuota 18 namų, kurie galėtų pasinaudoti jau konkrečių tipinių ir dar nemažai namų, kurie iš dalies galėtų pasinaudoti parengtų tipinių projektų sprendiniais. Galbūt toks atvejis, kad tipinis projektas yra parengtas konkrečiai serijai, tų serijų nėra tiek daug. Yra stambiaplokščių namų 2 pagrindinės serijos ir mūrinių namų taip pat 2 pagrindinės serijos, tačiau tos serijos turi potipius. O potipis nusako ką? Namo būtų sąstata, bet kiek tai būtų, aukštingumą to namo ir kitus specifinius dalykus. Gali būti ta pati serija, tarkim, plytų mūro 318, bet gali būti 5 aukštų, 9 ir taip toliau. Tai va tokių tų potipių yra pakankamai daug. Tai būna taip, kad vieno potipio namas sublokuotas su kito potipio namu. Tai dabar galima būtų iš dalies pasinaudoti tipinio projekto sprendimu. Supratau. Projektuotojams klausimą turėčiau. Jūs, kaip minėjot, rengiant tipinių projektus, reiškia tipinių modernizavimo pavyzdžių projektus, pagrindinė užduotis buvo energinis efektyvumas, kaip padidinti energinį efektyvumą to pastato, ne? Sakyt, iki kokio lygio arba kiek procentų padidėja energinis efektyvumas, naudojant jūsų parinktus projektus? Apytikriai turbūt, nes... Čia turbūt. Apytikriai buvo prieš rengiant tipinius projektus. Nebuvogi tie tipai paimti iš oro, arba mes atsisėdom ir sutarėm, kad rengsim tokius. Buvo atliktas tyriamasis darbas ir parengtas rekomendacinis planas, atliko Kauno įmonė Simper, kur iš tikrųjų ištyrė 30 serijų tipų, ne mažiau kaip po 3 pastatus, tai yra 90 pastatų. Apvažiavo visą Lietuvą, buvo realiai paros laiku tyriamos išorinio atitvarų, šilumos laidumas, koeficientai. Ir buvo identifikuoti visi defektai, kurie yra ir pasiūlytos priemonės, kurios būtų pagrindinės ir efektyviausios energiniam efektyvumui padidinti. Ir tenais yra rekomendacinis planas, yra mūsų puslapyje, galima jį pasižiūrėti, ten net konkrečių miestų yra namai su adresais. Ir tose priemonės, įgyvendinus tame plane pasiūlytas priemonės, yra sutaupama nuo 55 iki 68 procentų. Nuo ko tai priklauso? Tai priklauso nuo namo serijos, nuo jo konfiguracijos, nes pirmieji tiek stambiaplokščiai, tiek mūriniai namai, galim įsivaizduoti, jie buvo lygiom sienom, su balkoniukais tokiais kaip pilviukas prikabintais. Vėliau architektai siekė šiek tiek įvairovės, kad tie namai nebūtų monotoniški, pilki ir nuobodus. Konfiguracija buvo, kaip sakyti, kai kur net ir dirbtinai paraitoma, pagražinam, ir tie namai, aišku, turi daugiau išorinio atitvarų ir tie šilumos nuostoliai juose yra didesni. Taip pat priklauso ir nuo pastato aukštingumo. Bet aš dar papildyčiau, kad buvo pasirinkti blogiausių savybių namai ir buvo reikalavimas, kad būtų jų pastatyta Lietuvoje ne mažiau kaip 20, kad nebūtų rengiamas tipinis projektas vienam namui, kuris yra tik tai vienintelis, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai vat, pagal tai rengiam tą projektą. Aišku. Aplinkos ministerijos atstovai turiu klausimą. Kur žmogus gali sužinoti, ar jo namas yra tipinis ar kartotinis? Na, sakykime, ar pats namas yra tipinis, tai praktiškai galima sakyti, kad vizualiai gali nuspręsti ir pats žmogus, nes dažniausiai dauguma Lietuvos rajonų iš tikrųjų matosi, kad namai identiški, taip toliau. Atskiri mikrorajonai.
Taip, atskirais mikrorajonais akivaizdžiai matosi ir panašiai. Iš tikrųjų, tokios informacijos labai daug ir nėra sukauta, nes neišliko paprasčiausiai archyvų daugumos. Priedo ir projektavo skirtingos institucijos ir tarybiniais laikais ir ta prasme turėjo savo archyvus. Nėra tokios centralizuotos informacijos. Tačiau būsto plėtros agentūra yra sukaupusi šiek tiek duomenų apie tai ir, manau, pagelbėtų iš tikrųjų žmonėms nustatyti tai pagal turimą informaciją. Bet to vėlgi žmogui turėtų šiuo atveju rūpėti, ar yra tam tipui projektas labiau, negu ar tas tipinis pastatas. Tai iš tikrųjų, manau, kad būsto plėtros agentūros specialistai padėtų šitoje vietoje. Ir padėtų, ir patartų, pasakytų, ar tikrai jo namas atitinka. Aš galėčiau dar papildyti, Dangirą. Visi tie namai, kurie yra pasirengę investicijų planus pagal programą ir teikia agentūrai jiems pritarti, kiekvienas namas yra patikrinamas. Ar tam namui yra jau parengtas, rengiamas ar patvirtintas tipinis projektas ir tas yra identifikuojama ir įrašoma net investicijų planą. Tai tikrai čia galiu garantuoti, kad nei vienas namas nebus pražiūrėtas ir informuotas. Jeigu jo serijai tipų yra parengtas, patvirtintas tipinis projektas. Bet kuriuo atveju, kilus klausimų, būsto urbanistinės plėtros agentūra gali patarti, padėti, pakonsultuoti. Visada laimi tie žmonės, kurie yra iniciatyvūs ir patys savo turtų, savo namų domisi. Namų darbai visada būna apvainikuoti. Supratau. Ačiū, Eglė. Minėjot, kad dar tik prasideda tipinių projektų pritaikymas, modernizuojant būstus. Noriu Rimanto paklausti. Dar tik startuoja, reiškia, ta naujovė pas mus. Galbūt jūs kaip praktikas turėtumėte kažkokių pasiūlymų, rekomendacijų, kaip jūs manot, kaip šitas procesas galėtų ir turėtų plėtotis? Ne, pasiūlymų visada jau buvo, yra ir bus, ir niekada niekas vietoje nestovi. Bet šiaip iš principo čia daugiau gal sklaidos klausimas bendrijų pirmininkam ar, sakykime, tiem žmonėm pristatyti, kad yra tokia galimybė. Be abejo, tai yra du svarbus aspektai. Tai yra kaina, laikas, kaina ir tie techniniai sprendimai, kurie čia jau yra įspręsti ir kurių nebereiks kartotis ir nedaryti klaidų. Tai aš manau, kad tikrai turėtų paklausa būti tam dalykui, nes, aš kaip visuomet mąstau ir matyt neapsiriksiu sakydamas, bet kokį Lietuvoje tą masinių būdų statytą namą galima priskirti prie tipinių. Jų gali būti mūriniai, gali būti aukštesni, žemesni ar panašiai, bet sprendimai bus panašūs. Ten skirsis tik tai kažkokie tai niuansai. Be abejo, jeigu šnekant apie geografiškai, apie Klaipėdos zoną, ten jau truputėlį kitaip reikia atidžiau žiūrėti, nes ten yra labai sudėtingos oro, sakykime, sąlygos. Nes kiek aš žinau, tai yra, praktiškai yra, jeigu palyginimui Čekijos kalnų rajonas, tai ten dar blogiau. Ten netgi anais tarybiniais laikais buvo tos zonos įskirtos, tai būtent pajūrio zona, Lietuvos buvo priskirta prie tos trečios, jeigu aš neapsirinku ten tos. Tai galbūt jūs siūlytumėt rengti geografiškai? Ne. Pajūrių ir vienos? Ne, matot, aš tikrai taip nesiūlysiu, kadangi tai nėra toks, sakykim, tą, ką mes dabar turim, iš tikrųjų kiekvienas projektuotojas gali labai puikiai ir nesunkiai prisitaikyti ir tikrai išvengti tų klaidų, kurios buvo daromos anksčiau. Dabar ar būtinai reikia zoną, nereikia tiek smulkintis iš tiesų, nes geriau stambesniais kažkokiais paketais ir su daugiau lanksčių galimybių. Jo, tai bus žymiai paprasčiau. Supratau. Prašau, Eglė, papildyti. Ateičiai informacijos šiokios tokios. Klaipėdos miestos savivaldybė, Druskininkų miestų savivaldybė rengėsi savo programas, kurios padėtų jų miestų, jų kvartalų gyventojams atnaujinimo, modernizavimo projektą vystyti, žiūrint šiek tiek plačiau, kvartalais. Yra identifikuoti probleminiai kvartalai, kuriuos pirmiausia reikėtų tose miestuose atnaujinti. Tiek Klaipėdai, tiek Druskininkams agentūros užsakymų bus rengiami tuose kvartaluose tipiniai projektai, jau orientuoti konkrečiai, jau iš anksto bus suderintas su miestų vyriausių architektų ir spalvinis sprendimas, ir prioritetinis galbūt fasadų
sprendinių, balkonų įstiklinimų, jau bus aiški visiškai šilumos tiekimo, paduodamoji, grįžtamoji temperatūros, kažkokios sąlygos konkrečios, kurios jau palengvins tikrai tą naštą, tiek sąlygų išsiėmimo prasme, bus tie projektai suderinti su tų miestų suinteresuotomis institucijomis ir tai tikrai tuose kvartaluose galės būti jau kito lygio ir tie tipiniai projektai, galbūt mes jau turėdami šiokią tokią patirtį, jau šitie visi ir parengti yra, kurie bus rengiami projektai, jiems yra atliekama bendroji projektų ekspertizė, jie tikrai praeina kvalifikuotų ekspertų akis ir manome, kad tai bus dar pažangesnis, dar labiau išplėstas, jo labiau, kad mes siunčiam ir tokią žinią, kad nuo 14 metų vykdant Europos direktyvas keičiasi reikalavimai energinio naudingumo sertifikavimo ir išleistas naujas reglamentas ir bus siekiama aukštesnės klasės energinio efektyvumo. Grįžtant prie projektų, kartotinių tipinių sprendinių, jūs minėjot, kad dabar yra, reiškia, 40 ir jų bus ateityje dar daugiau. Jūsų, Rimantai, noriu paklausti, kaip jūs manot, kaip praktikas, kiek tų tipinių projektų arba tipinių sprendinių reikia? Ar jų reiktų daug, ar pakanka gal vieno, dviejų? Galbūt, kai didelė įvairovė, ten žmonės ir patys jau pasimes tarp tų sprendinių. Aš tikrai tos informacijos nerinkau, nekaupiau, kiek ten tų skirtingų pastatų yra, tikrai ne, net ir nežinau. Manau, kad nėra tiek daug. Iš tiesų, manau, kad nėra tiek daug, kaip ir minėjau, čia kažkaip jau pasikartoju, nes svarbus dalykas yra aukštingumas jų, nes nuo to ir paties pastato konfiguracija, nes be abejo, kuo daugiau visokių išraitimų kampų, tai su tais pačiais, sakykime, sprendimais, paskaičiavimais mes pasieksim mažesnį rezultatą, čia natūralu. Vėlgi, didesnis namas, jisai, kaip taisyklė, mažiau, aukštesnis namas mažiau suvartoja šilumos energijos, vien dėl to, kad yra mažiau išorės atitvara. Tai yra normalu. Tai, o dabar grįžtant prie jūsų klausimo, čia be abejo būtų labai gerai numatyti visus atvejus ir, kaip, sakykim, kompiuteriniai programų atsidarai, pasižiūrėjai ir viskas gerai. Ne, tai aš manau neįmanoma, nes nereikia gal to iš tiesų, nes geriau apsiriboti keletą, kiek jau dabar yra patvirtinta, iš tikrųjų specialistai, jie tyrė, jie matė, jie žiūrėjo tuos namus, jie kažkaip juos sugrupavo vienaip ar kitaip, ten gerai, blogai, nediskutuokim, bet ir manau, to tikrai užtenka. Aiškiai jūsų nuomonė. Tegu pradeda veikti tai, kas yra, o tada jau žiūrėsim ir matysim, galima bus patobulinti. Supratau. Simonas norėjo. Jo, aš norėjau šiek tiek papildyti ir kad projektuojant, iš tikrųjų rengiant tuos tipinius projektus, reiktų jau atsižvelgti galbūt jau į įgyvendintus projektus, nes šiuo metu Lietuvoje yra netaip jau mažai įgyvendintų namų, yra projektai pritaikyti ar nepritaikyti jų sprendiniai, pritaikytos detalės, kurios tipinės yra projektuose, jos ten kartojasi, kaip prieš 5 metus kokios buvo detalės, taip ir dabar eina iš projekto į projektą. Nėra tokie, pavyzdžiui, tokių detalių, kokios iš tikro buvo padarytos, kaip jos buvo pakeistos ir pritaikytos realiem projektam. Tai tų sprendinių iš tikro nereikia daug, bet reikia paimti juos gerus, kurie buvo panaudoti, kuriuos galima, pavyzdžiui, jūs minėjot, kad buvo patikrinti namai, išmatuojant ten jų atitvarų laidumai. Tai kodėl to nepadarius atlikus renovaciją, patikrinti vėl laidumą, ką mes pasiekėm, kokį rezultatą? Taip, geras klausimas. Ar yra atliekami tokie įvertinimai būsto po jo atnaujinimo, modernizavimo? Kas galėtų pasakyti? Aš bent jau pati turiu įsivertinti. Aš tai girdėjau, kad buvo paskelbtas konkursas ir laimėjo monitoringui. Monitoringo paslaugos yra užsakytos ir jis bus atliekamas nuo sekančių metų. Tai tie daugiabučiai, kurie modernizuoti, jos bus dar... Jeigu galima papildyti, ta prasme, be monitoringo, bet kokiu atveju ir šiai dienai yra atliekamas energinis sertifikavimas. Tai yra daugiau teorinis dalykas negu praktinis, ta prasme, pagrįstas skaičiavimais, kurio neįtakoja žmonių ten atidaryti langai ar dar kažkas taip toliau, kuris yra... Skaičiuojamoji tokia vertė. Jo, tai irgi yra šioks toks įvertinimas. Suprantu. Ten to įvertinimo metu atlieka kažkokius bandymus. Ne, čia yra daugiau teorinio, skaičiuojamasis teorinis dalykas. Bet jis visgi sudaro tam tikrą vaizdą, nes jo metu įvertinami ir kampai visi ir visos atitvaros taip toliau.
Gerai, Elvyra, ponia. O aš dar norėjau papildyti, kad galbūt net iš temos neišeis, kad mes rengiam ir kitus projektus, ir mokyklų, ir darželių renovacijas, bendruomenių centrų, taip toliau. Einam projekto bendrasis ekspertizės, aišku, juos statom su rangovais, bet ne vienas projektas nėra šitaip detaliai ir šitiek kartų tikrinamas. Ir, sakykime, tikslinamas ir perdaromas kaip šitie projektai. Mes juos rengiam trumpiau, negu juos paskui mes privedam prie jau to galutinio prie tobulinimo. Reiškia, yra įvertinama visi įmanomi dalykai ir visi įstatymai šiuo metu galiojantis. Ir, sakykime, mūsų tie patvirtinti projektai gal patys pirmi truputėlį, dar truputėlį kažkoks mažas trūkumėlis gal ir yra, bet su kiekvienu projektu mes vis juos tobulinam ir tobulinam. Taip, kad, kaip sakot, tobulumų ribų nėra, bet šitie projektai jau tiek išnarstyti, tiek išieškoti. Kad jie tikrai, projekto vertė, jie tikrai yra vertingi, nes mes patys Panevėžy, kai buvo ta renovacija 50-50%, mes apie 60 projektų parengėm. Ir įgyventinom tikrai gal kokį, sakykime, 80%. Na, Panevėžy čia vieni Taip, tai čia mes, žinokit, buvom į tą įsivėlę. Tai tikrai jie, kaip kolegos sako, jie tikrai nebuvo šitiek, žodžiu, išmastyti, šitiek padaryti. Praktiškai buvo tik tai buvo sienos ir stogas ir viskas. Tai dabar palyginti šitie projektai tai yra kaip... Labai detalūs, pedantiški. Tai visiškai kitas lygmuo. Dar buvo klausimas, kodėl negali būti panaudoti tie projektai, kurie kiekvienu atveju buvo bendrijos parinkti. O todėl, kad galioja autorių teisių įstatymas. Kiekvienu atveju parengto projekto, tik kol tai bus ir atnaujinimo projekto, autorius lieka jį parengęs projektuotojas. Ir be jo sutikimo, kasgi galėtų dabar tą projektą kažkam pritaikyti. Nebent pirkti, taip. Arba tas galbūt projektuotojas, kuris turi jau tą patirtį pasiūlys mažesnę kainą. Mūsų atveju visi parengti projektai, reiškia, turtinės teisės lieka agentūros nuosavybė. Ir mes visus šitus tipinius projektus, kuriais norės pasinaudoti daugiabučiai dalyvaujantis vyriausybės patvirtintoje programoje, pateiksime neatlygintinai, tai yra nemokamai. Ir jeigu jau bus patvirtintas investicijų planas, bus pateikta statytojui ir ne tik paveiksliuko forma PDF, laisvai skaitomų formatų, bet ir formatu, bet ir formatu kompiuterinėje laikmenoje, kuris yra, su kuriuo, ta prasme, paprašiau pasakysiu, laisvai galima dirbti, galima braižyti, autokadas arba kita kažkokia tai... Bet kuris projektuotojas architektas paskui gali prie to dirbti. Lygiai taip pat yra... Tiesiog darbinius failus. Taip, lygiai taip pat yra projektas parengęs ir statybos skaičiuojamosios kainos visiems 3 variantam. Bet kadangi pagal reglamentų statybos skaičiuojamoji kaina yra komercinė paslaptis ir pateikiama tik statytojui, tai mūsų puslapyje jūs jų negalėsite pamatyti, tačiau bus pateikta tam statytojui, kuris jau ateis į šitą projektą. Ir galės tada, reiškia, turėti orientacinius skaičius, kiek kas jam kainuotų, jo labiau, kad tos kainos yra pagal sistemą parengtos, įkainiai yra skelbiami SPSC puslapiuose ir jos yra peržiūrėtos ekspertų akių. SPSC turit galvoj statybų produkcijos sertifikavimo centrą. Kaip tik labai panašų klausimą gavom, tai aš jį ir paskaitysiu. Kiek varčiau tipinius projektus puslapyje būsta.lt, niekur neradau informacijos, kokia siūlomų sprendinių kaina. Ar aš pražiopsojau, ar kaina yra neskelbiama, klausia Mykolas. Tai aš jau ir atsakiau. Skaityti statybos techninį reglamentą, statinio projektavimas, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo skyrių. Ir labai aiškiai vardinta, kad tai yra komercinė paslaptis ir skelbiama tik statytojui. Kai bus Mykolas statytojų, jisai tą gaus. Tikrai. Supratau. Simonas, jūs statytojas? Jo, aš tik norėjau dar papildomai paklausti, nes užsakovui, tai yra bendrijom, tai yra labai svarbu, ar ne, kad rinktis sprendinius pagal kainą, ar ne, ar galima, ar ne, ir ar bus nustatyta, kadangi ten keli variantai, fasadų ar ne, stogo šiltė, ar tie variantai ir yra įskaičiuojami, kad bendrija galėtų pasirinkti, va šitas variantas brangesnis ar ne, šitas yra pigesnis, bet galbūt šiek tiek prastesnis, ar ne, ar tai yra įvertinam? Atsakysiu iš karto, ar jūs klausėte, ką aš sakiau? Pateikiami 3 variantai ir 3 tų 3 variantų skaičiuojamosios
kainos, sąmatos, kitaip tariant. Dabar bet čia mes kalbame tik tais juk apie 3 dalykus, reiškia, apie 2 dalykus, stogą ir fasadą, bet kiti dalykai tai nėra ten kažkokių variantų. Visi inžineriniai, Ne, bet ar jų variantų nėra? Jis yra vienas variantas suprojektuotas, ar ne? Inžinerinės sistemos, tarkim, inžinerinės sistemos variantas yra suprojektuotas vienas, bet čia buvo prieitas bendras sprendimas, nes tokio reikalavimo šiandienai net ir reglamentuose nėra reikalaujama, kad būtų variantinis galbūt. Ir buvo priimtas toks variantas, kuris suderintas ir su ekspertais, ir su mumis kaip užsakovais, ir su projektuotoju, kuris būtų, manimų, racionaliausias, efektyviausias. Tik su bendrijom nesuderinta. Ne, iš tikrųjų, galima papildysiu, jeigu kalbam apie, sakykim, tą šiltinimo variantus, tai jų iš tikrųjų yra šiokia tokia įvairovė ir galima pasiekti tą rezultatą įvairiais būdais. Jeigu kalbam apie būtent inžinerinių sistemų, tai mes iš principo galim kalbėti tik tai apie vieno ar kito gamintojo įrangą, kuri turės tam tikrus parametrus. Todėl kalbėti apie kelis variantus sistemų tiesiog nėra racionalu. Ir be to, iš tikrųjų gali būti ir taip, kad užsakovas, jeigu jisai nori kažką tai ypatingo jau su savo tom sistemom padaryti, jisai gali tai persidaryti tiesiog. Aš dar galėčiau papildyti dėl šildymo sistemų, kodėl toks, tarkim, buvo iš vienvamzdės į dvivamzdę, nes mes, kai tikrinam investicijų planus, mesgi matom iš karto tas priemonės, kurios parinktos jau yra investicijų planų apimtyje ir suderintos su statytoju, ir tai yra dažniausiai pasikartojantis sprendimas. Taip, bet, pavyzdžiui, ar jūs žinote, kad pakeisti iš vienvamzdės į dvivamzdės sistemą tai yra dideli pinigai, plus einama į žmonių butus, ar ne, ten atliekami ardymo apdailos darbai, paskui ten atstatoma dalinai, tas, kas buvo išardyta, tai ir žmonėm yra, tai yra problema ir labai didelė problema. Tai kodėl, pavyzdžiui, neapsiribojama ten vienvamzdės sistemos pritaikymų, ten subalansavimu jos, galbūt tik radiatorių pakeitimų, kad nereikėtų ten atlikti tokių grandiozinių darbų. Tiek yra nuomonių, tiek yra sprendinių. Aš jums sakau, kad tai buvo dažniausiai priimamas sprendimas iš investicinių planų. Niekas nedraudžia tos tipinio projektų sudedamosios dalies nenaudoti, paprašyti nenaudojama ir ją pakeisti tuo sprendiniu, kuris konkrečiam namui gal iš tikrųjų logiškas ir efektyvus. Bet to, jeigu galima papildyti šitą vietą, iš ties kalba buvo būtent galvojant apie inžinerinės sistemas, tai apie jų būtent tokį pakeitimą, kad būtų jisai, sakykime, atitiktų šiuolaikinius reikalavimus. Jeigu norima tiesiog patobulinti esamą sistemą, kaip sakė, ar pakeičiant radiatorius, ar subalansuojant ją, vėlgi tai jau yra konkretaus namo sprendimas, nes skirtingas reguliavimas buvo, skirtingas išdėstymas, taip toliau, čia jau reikia žiūrėti konkrečių atvejų. Tipinių projektų jau šiuo atveju nepadarysi. Šiuo atveju reiktų jau pritaikyti būtent tą, ką turime. Dar kalbant, jeigu apie kolektorinę sistemą, tai tuose namuose, kurie yra sovietmečio palikimas, yra techniškai ne visada įmanoma, praktiškai neįmanoma. Supratau, aš čia Simoną noriu palaikyti, kadangi jis vienas iš bendrijų, atstovauja mūsų čia daugiau. Taip, mes ir palaikyti. Jeigu bendrija dabar nuspręs ir paprašys, duokit mums kelis tipinius projektus, 2, 3, o mes iš jų sukompiliuosim vieną mums tinkamą. Ar galima taip daryti? Kaip jūs manot, projektuotojai gal galite pasakyti? Ar galima pasimti kelis tipinius projektus ir iš jų tam tikrų dalių susidėlioti savo atskirą projektą, kuris bus iš tipinių projektų sprendiniai paimti, bet susimodeliuos, sakykim, kaip ir unikalus. Automobilius, man paaiškinkite. Taip, jūs pasimsite Zaporožiečio kėbulą, Mercedeso motorius, galima, bet čia jau, kaip sakoma, tik mėgėjui. Jūs praktikas pas mus. Ne, taip negalima formuluoti klausimų, ne vien dėl to, kad labai gerai pasakė, dėl to automobilių, nes, jeigu yra projektas parengtas vienam tipui namo ir yra konkrečios bendrijos atveju tokio tipo namas, kam kiti reikalingi? Jie paprasčiausiai netiks. Taip, jie netiks. Galima nebent galima panaudoti kai kuriuos sprendinius detalės galbūt, bet tai nėra, kad projektas sujungti juos. Ne, matot, čia galėčiau ir pradžioje, ką diskutavom, papildyti, visą laiką yra galimybės jums rinktis. Visą laiką yra galimybės keisti kažką savo pagal poreikius, pagal ką. Projektuose yra minimaliai pagal statybos techninius reglamentų nustatomus parametrus
minimalūs reikalavimai. Tai yra tie, kad padaręs tai, kas čia parašyta, tu turėsi efektą tokį. Ten išreiškiama konkrečiai energetinio to efektyvumo, to D klase, nors aišku tai nieko žmogui nesako ir iš tikrųjų gal net nereikėtų minėti tų klasių, nes tai absoliučiai nepriklauso nuo šilumos suvartojimo, grinai teorinis skaičiavimas, bet tai yra tikslas, prie kurio, reiškia, prisirišus buvo ir rengti tie sprendiniai, kurie yra tipiniam projekte. Niekas jums nedraudžia geriau pasidaryti, niekas jums nedraudžia vienokį ir kitokį variantą patobulinti, nes dar pridėsiu porą sakinukų prie to, nes paprastą pavyzdį, jūs norėsite daryti stogą, nuo viso labo yra 3 konstrukcijos, tai yra arba mineralinė vata, arba polistireninis putplastis, šiltinimo medžiaga, arba mišinys jų. Sakykime, ir to. Bet kokiu atveju, jeigu jau nepatinka danga tokia, kokia yra numatyta, jūs galite dėti bet ką. Jeigu jums kišenė tai leidžia, jeigu susitarė žmonės tarpusai, be abejo, gal aš čia taip labai yra griežtai reglamentuota, kad tik sertifikuoti statybos produktai. Mes apie tai nešnekam, be abejo sertifikuoti čia. Aš turėjau minty, kad dangą tinkamo produkto galite keisti įvairiai. Lygiai taip pat dėl sienų. Vėlgi, lygiai taip pat dėl kitų dalykų, išskyrus inžineriją, nes aš nelabai nusimanau, bet įsivaizduoju, jeigu tai yra vamzdžio kažkoks tai diametras paskaičiuotas tam kiekiui būtų ar namų, tai be abejo nėra prasmės jau nei didinti, nei mažinti, gali būti gamintojų skirtumas. Supratau. Intervencija. Mes dabar kalbam apie kiek bendrijos gali savanoriškai, savo valia ir savo norų padaryti intervenciją į tipinį projektą, kad jo nesugadintų, nepažeistų. Ar yra tam tikros ribos? Kad jau iki čia gali dar kažką tobulinti, o prie šitų mazgų ir sistemų ir šitų dalių nekiškit nagų. Projektuotų noriu paklausti. Šiaip tai projektavimo procesas yra vykdomas ne tik užsakymų, ką jis nori, bet ir vadovaujant statybos techniniais reglamentais. Tai nei vienas projektuotojas nedarys to, ką neleidžia normatyvai. Ir, sakykime, tipinis projektas yra tik tai, kaip vėlgi kartosios tas rinkinys, ką bendrija galėtų norėti. Bet dar ką norėčiau papildyti, kad mes iš tikrųjų labai daug vargo padėjom, kol suradom medžiagą. Čia kalbėjo ministerijos atstovas, mes net važiavom į centrinį archyvą, nes Lietuvoje kapitalinės statybos skyriai sunykę, kurie ir organizavo šitų namų statybas, savivaldybės neturi, trestai tie, kurie gamino tos produktus, irgi jie bankrutavęs, nebėra jų, projektuotojai irgi išsiskirstė, praktiškai archyvai yra sunaikinti. Tai netgi buvo tokių namų, kad tiesiog rinkom, sakykime, po kropelytę ir visokiais kolegų. Sakykime, man pačiai teko jaunystėje projektuoti tuos tipinius namus, tai apsisuko ratas, grįžau prie jų atnaujinimo, taip kad, žodžiu, tie projektai, tos medžiagos surinkimas ir jeigu, kaip sakot, bendrija nežino, neidentifikuoja savo tipo identifikavimas dar nereiškia, kad jūs jau turite visą dokumentaciją. Žmonės turi pasirenkę tik būtų planėlius. Nėra registrų centre įregistruotų šitų. Tai žinau, kad vien tos informacijos surinkimas iš tikrųjų, kad ir projektuotojai labai daug kainuoja. Tai jūs įsivaizduoja, kad jūs maždaug parenkat tipinį projektą, jau praktiškai projektas gatavas. Ten kažkiek matmenų pamatuoja, aišku, jie visi netitiks, bet jau tas pagrindas jau yra. Sistemos aiškios, kokios jos yra. Visos. Nereikia vaikščioti, viską inventorizuoti. Tai įsivaizduokit, koks yra palengvinimas. Tai, o dėl sistemų pritaikymo, tai iš tikrųjų yra tikrai bendrijos nuomonė. Ir daug galimybių. Taip, ir dar dėl to sąmatos, pažiūrėjau, kaip pasakė apie sistemas. Gavus sąmatą, jūs matot, kiek koks pozicija kainuoja. Pavyzdžiui, pastatų stogo šiltinimas tiek maždaug kainuoja procentais. Konkreti medžiaga, konkretus ir jūs galit, ir kaip sakoma, tiek eilinėjant pastatą, reiškia, jie sutaupo 70% maždaug energijos. Tai jeigu jūsų šilumos renovacija, pavyzdžiui, sutaupo, sakykime, 10%. Pritaikant visą tą paketą. Bet, reiškia, jums kainuoja, jūs pasižiūrite eilutę, ten, sakykime, sudaro galbūt 30%, bet tik 10% sutaupo. Tai gal jūs net neimkite to 30% ir sakykite, kad mes tos sistemas netvarkysim dabar. Arba tik tai sustatysim ten reguliavimą. Ten elektros laiptinėse sutvarkymas, sakykime, kainuoja gal tik tai 1%, bet jūs atsinaujinsit savo, psichologiškai jums ten bus patogiau ir taip toliau. Tai žodžiu, galima lankščiai rinktis ir... Taip, ir tas tipinis projektas bendrijai suteikia ne tik tai, kad išreikš savo norus ar kažką pakeisti, bet tiesiog analizuoti ir matyti, kiek kas kainuoja ir mes ar pasirenkam, ar nepasirenkam šitą procesą. Aš supratau.
dar irgi norėčiau pabrėžti, kad tipiniuose projektuose numatyti sprendiniai, pritaikant, gali būti tik tai tobulinami, tik siekiama aukštesnė energinio efektyvumo klasė, reiškia didesni koeficientai, geresni. Bet jokių būdų nemažesni. Tai yra tas jau, kaip sakyti, apatinė riba, kurios žemiau peržengti negalima. Supratau. Galima tik kilti, tai yra atspirties taškas, nuo kurio galima kilti tik aukštyn. Pone Renata, Aš dar norėjau paklausti, turbūt bendrija neapsisprendus, ar ne? Ar jau... Bendrija renovavosi yra prieš 2 metus jau. O, tai jūs turėtumėt tada, o tai dabar tie klausimai, sakykime. Ne, tai aš keliu tos klausimus, su kuriais susidūriau darbo metu, su kuriais susidurčiau ir, pavyzdžiui, pasiėmęs tipinį projektą. Tai aš juos varčiau, žiūrėjau ir, ne visai detaliai, vat, kaip sakėt, tos skaičiuojamosios kainos negalėjau pažiūrėti tos dalies, bet tai, ką varčiau, ką matau, tai susidarė toks įspūdis, kad kai kurios problemos yra atėjusios ir iš ankstesnių projektų, kad juos iš tikrųjų tikrai reiktų pritaikyti, bet jūs supraskite, kad bendrijoje, ne kiekvienoje bendrijoje yra statybų specialistas ar inžinierius, kurie gali priimti teisingus sprendinius. Yra savamoksliai, kurie galvoja, kad jie gali viskas priimti, bet jų sprendimai gali tikrai būti klaidingi ir netgi žalingi ir bus išleista daug daugiau pinigų ir, žodžiu, paskui bus visi nepatenkinti. Taip. Tai čia aš iš praktinės pusės pasakysiu, tai kad jūs pasiėmėte tą tipinį projektą, va, tokią žaliavą, kokia yra dabar, jūs tikrai negalėsit vykdyti jokių konkursų, jokių darbų. Bet kokiu atveju jums reikės pririšti prie savo pastato. Ir čia jau šitoj vietoj joks žmogus, gyventojas ar panašiai čia, jis tik tai gali reikšti savo nuomonę, bet vis tiek už tą atsako projektuotojas ir jisai darys tą dalyką. Tai čia, nežinau, praktiškai, aišku, tai atrodo labai kaip ir baugu, ar kaip čia pavadinti, ar labai neaišku, bet bendryjai, sakykime, jie atrodo nori įtakoti kiekvieną procesą ir kiekvieną vos ne skylutę ar kampuką ar vamsduką ir taip toliau, nes vėlgi čia iš patirties pasakysiu, kad kiek teko su bendryjų atstovais bendrauti, tai būna net tokių nuomonių, kad nedaug dėja, pakeiskit tą šiukšlių vamzdį svarbiausia sutvarkyti, va čia yra modernizacija, o nelyskit prie mano namo ir nedaug dievė kažką tai, nes po to dar ten atsitiks kažkas. Tai mato, tų nuomonių yra labai kraštutinių ir čia, bet šiaip yra didžiulis palengvinimas ir tik tai dar sykį galima pasidžiaugti tuo, ką ir minėjo projektuotojai, nes aš ir savo kailių patyriau, porą tokių atvejų buvo, kai tiesiog reikėjo perbraižyti grinai, vizualiai nuo namų, nes neįmanoma gauti jokių duomenų. Tai čia surinkti tuos pačius brėžinius, juos reiškiasi, tai yra didžiulis darbas. Aš jau nešneku, čia galbūt tema kita apie valstybinius tuos objektus, kaip ligoninės, darželius ir panašiai. Tai ten dar baisesnis dalykas, kadangi labai daug buvo visokių pristatymų, dastatymų, kur ten aplamai sudėtinga pasikeitė. Čia galbūt tų daugiabučių tų pasikeitimų yra mažiau, arba jų iš vis nėra kai kuriuose. Bet tai yra, iš tiesų, atliktas stambus toks didelis darbas, kur be abejo gyventojas iš pradžių jis net nesuvokė, kad tai yra iš tikrųjų didžiulis darbas ir tai ir piniguos jam konkrečiai bendrijai laike. Ir plus, aišku, tie sprendiniai, kurie yra, jau nenukrypsi nieko. Jie jau patikrinti laiko, taikomi daugelį objektų. Nes jau tu nepabėgsi, jau privalu projektuoti ir tą patį sienų, stogų, šiltinimą. Yra parametrai, yra skaičiai tiesiog įvesti konkretus. Jau niekur nepabėgsi nuo to. Todėl tų klaidų mes tik mažiau ir mažiau išvengsim. Kitas klausimas, aišku, po to įgyvendinimo kontrolė, bet jau ne projekto klausimas. Laida sparčiai artėja į pabaigą. Turim Jadvygos iš Rokiškio klausimą. Klausimas yra toks. Koks gali būti savivaldybės vaidmuo inicijuojant, užsakant tipinių projektų rengimą? Ar klausimais susijusiais su tipinių atnaujinimo projektų įgyvendinimu tinka kreiptis į savivaldybę? Mes Rokiškyje turime geras galimybės konsultuotis savo savivaldybėje, bet apie tipinius projektus ten nieko nebuvo kalbama. Prašau, Dangiras atsakys. Iš tiesų, tipinių projektų sistema, sakykime taip, yra tokia, kad užsakyti juos gali praktiškai bet kas.
Ir savivaldybė turi lygiai tokią pačią iniciatyvos teisę, netgi savo, sakykime, jeigu jaučia poreikį, kreiptis į projektuotus, užsakyti, kad būtų parengti tam tikri jų mieste esantis namų tipų projektai ir po to vėliau kreiptis į būstų ir urbanistinės plėtros agentūrą, kad tie projektai būtų patvirtinti. Kad pripažintų juos kaip tos tipinius iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų nėra jokio skirtumų, kas yra užsakovas tų projektų. Bet kuriuo atveju jie turi būti pripažinti ir kad galėtų dalyvauti tose programose ir gauti finansavimą. Ir ta visa tvarka yra smulkiai aprašyta statybos techninėme reglamente statinio projektavimas 11 priede pastato atnaujinimo projekto rengimo tvarkos. Mes būtent ir orientavomės, kad galėtų, tarkim, tiek ir visuomeniniai pastatai šitam dalyvauti, tokios, turėti tipinius projektus, nes yra, tarkim, mokyklų tam tikri tipai ir taip toliau. Pasikartojant. Yra nurodyti visi dokumentai, kuriuos privalu pateikti agentūrai tą projektą patikrinti. Reiškia prašymas, pats projektas, ekspertizės aktas, bendrosios projekto ekspertizės su išvada, kad tą projektą galima tvirtinti. Agentūra per 20 darbo dienų turėtų patikrinti, ar atitinka teisės aktus, ar yra visi reikalingi dokumentai pateikti, ar projektą parengusių ir ekspertavusių darbuotojų kvalifikacija yra atitinkama tam statiniui, ypatingam ar neypatingam. Ir tada yra arba tvirtinama direktoriaus įsakymu, arba pateikiamas motyvuotas atsakymas. Aš tai norėčiau dar parekomenduoti klausėjai iš Rokiškio nueiti į savivaldybę pasiteirauti, ar kartais Rokiškis nėra probleminė teritorija. Pas mus Lietuvoje yra dar programų, visokių vidaus reikalų ministerijos, mes dalyvavome ir tokiuose konkursuose, kur Europos Sąjunga finansuoja 85% reiškia renovavimo lėšų. Tai jeigu ta savivaldybė, sakykime, yra šitos teritorijos nariai, tai gali rašyti projektus ir jeigu pati neturi pinigų ir gauti finansavimą. Tokių projektų rengimai, tai va, pavyzdžiui, Mažeikiai tą organizuoja, Ignalina organizuoja, jeigu žinot, Joniškis, Akmenė, Druskininkai turbūt neįeina į probleminės teritorijos. Jonava kaip tik yra pačios iniciatyvos. Druskininkai, Klaipėda, kurie patys savo iniciatyvą ir mes labai ją sveikiname. Bet suprantat, kitos savivaldybės, tai ypač pakraščiai Lietuvos, jos neturi pinigų, sakykime, rengti šitiem projektam. Galbūt finansavimą ir gautų paskui, bet yra Europos dar projektai, tai gal savivaldybė, pavyzdžiui, investicijų skyrius miega ir nerašo tų projektų. Tai reikia pasiteirauti. Aš truputėlį apie Rokiškį truputėlį žinau tą situaciją, nedaug, bet truputėlį žinau. Taip, ten yra tas probleminis rajonas ir buvo skirti pinigai, aišku, per savivaldybę, ten per kitas struktūras, kokie ten, aš nežinau tų visų niuansų, bet dalykas tame, kad tie projektai ten buvo paruošti ir žinau, kurie namai buvo paruošti daryti, iki šiol nevyksta. Ten tie 85%, kur dengiama, grinai tik 15% reikia prisidėti, nes prieš gerus 1,5 metų klausiau. Užtai tie probleminiai, turint tokią gerą bazę. Aš matau čia funkcinę problemą, aplamai, ir nežinau, kažkaip tai reiktų imtis vieną instituciją, aplamai koordinuoti šitos veiksmus ir baigti blaškytis, nes kas kaip nori. Galbūt čia galėtų kitos temos būti. Jo, nes gyventojai pasimetė, ar čia savivaldybė, ar čia dar kažkas, tai kur čia man kreiptis, kur ką. Pastatė vieną žmogų, kuris valdytų visą tą situaciją. Vaikas be galvos, galima būtų kreiptis vos ne dieną naktį, atsakytų tau į tą klausimą ir absoliučiai paimti vienas rankas ir tvarkyti visą tai. Grįžkim prie klausimų. Klausimas. Tipiniuose projektuose langai numatyti ne izoliacinėme sluoksnyje, bet sienose. Kodėl? Juk energiškai efektyviuose pastatuose langai statomi izoliaciniam sluoksniui. Kas galėtų atsakyti šitą? Gal aš galėčiau klausimą. Šiaip iš tiesų, žinokit, nei tas dalykas nėra blogas, ar jūs sienai pastatysite ir padarysite, tą šiltinimo izoliaciją ant lango ar į langą įvesite. Čia matot vėlgi, klausimas ne, kurioje vietoje bus izoliacija, bet klausimas, kaip bus įstatytas langas. Tai taip ir klausia žmogus. Čia yra pati, reiškia, to lango įstatymo technologija. O čia reikėtų, galbūt aš visą laiką propaguoju, ir čia yra proga pasakyti pasyvaus namo detalę. Šitoje vietoje su membranom drėgmiai sulaikančiom ir panašiai, nes pačios didžiosios klaidos yra ne languose, ne sienose, bet jo įstatyme.
Jo įmontavime. Montavime, būtent pačiam montavimo. Ir jo kontaktas su kitom konstrukciniam dalim. Jo, čia pačios yra didžiosios klaidos ir jos totaliai visos. Nes, galiu paprastą pavyzdį pasakyti. Nepristovėsi prie statybininko ir nepažiūrėsi, ar jis teisingai ir ne pačiom pigiausiam tom putom užputė, ar po to ten nenupjaustė, kur ten ką, kur ką. Dar atsižvelgiam į tai, kad beveik visuose namuose realiai stovinčiuose jau praktiškai pusė langų ir daugiau yra pakeisti. Ir jie jau stovi tam tikruose vietose, tai yra sienos plote. Ne šitą, jeigu, tai įsivaizduokit, kaip atrodytų namas, kaip fasadė, jeigu dalis langų būtų įtraukti, o dalis šitą... Architektai neleis, ar leistumėte? Ne. Aišku, bet jeigu langai nepakeisti, kaip jūs, kaip projektuotojai, rekomenduotumėt bendrijai pasidaryti, kad būtų pasiektas maksimalus energinis efektyvumas? Na, aišku, reikėtų tada dėti gal į šilumos izoliacijas. Bet aš manyčiau, kad tai daugiau naujos statybos yra. Taip. Privalomasis beveik sprendinys. Dar praktiškai... Taip, naujos statybos sprendinys. Apie daugiabučius tai praktiškai yra neįmanoma, kadangi iš tiesų jau nebeperkelis. Nebeperkelis jau iš tiesų, nes didžioji dalis langų yra pakeisti. Yra be to ir apšviestumo reikalavimai reglamentuojami. Čia... Supratau. Tai turbūt žiūrovų šitą klausimą išsamiai atsakėm, laida visiškai priartėjo prie pabaigos. Siūlau pabaigoje laidos visiems iš eilės trumpai reziumuoti apie mūsų šiandienos temą. Gal nuo Eglės pradėkim. Paskutinis jūsų žodis apie tipinius projektus ir tą problematiką šitą temą. Ką jūs galite pasakyti? Taip trumpai, kad tipiniai projektai parengti, jie pradeda savo gyvenimą ir tikrai jie jį gyvens, tačiau mechaniškai būti perkelti į statybą jie negali būti, jie privalo būti pritaikyti. Ir galutinė atsakomybė už pritaikytą tipinį projektą neša jį pasirašęs, tai yra pritaikantis projektuotojas. Supratau. Dangirai? Iš ties aš tai siūlyčiau visiems, kas nori pradėti, sakykime taip, atnaujinimą savo pastato, pirmoje eilėje nepradėti nuo savo kažkokių vizijų, o kreiptis į specialistus, kurie išmano. Tai ar tai būtų urbanistinės plėtros agentūros specialistai, ar susirasti, sakykime, išmanančius projektuotojus, kurie galėtų patarti, ko reikia tam namui konkrečiam ir kaip tai padaryti. Tada bus išvengti tikrai daug klaidų, aš manau. Tartis su specialistais visų pirma. Projektuotojams, prašau, Renata. Noriu pakviesti visas bendrijas aktyviau dalyvauti, kadangi labai daug teigiamų atsiliepimų gaunam po to, bendraujant su tom bendrijom, kurios jau pasidariusios. Ir linkiu visiems pasinaudoti iki, sakykime, ir tam tikrom privilegijom, ar kaip pavadinti, lengvatom, pagalba. Ir išnaudoti tas galimybės. Supratau. Jūs, Elvyra, žodis. Jūs parengėte tos projektus. Aš noriu pasakyti, kad energetiniai ištekliai iš tikrųjų brangs ir brangs. Žodžiu, miegoti nereikia, nesvarbu, kad žiema ateina. Dabar pats tinkamiausias laikas rengti projektus, nes kai kovo mėnesį išlys saulė ir bendrijos sugalvos, kad jie galbūt ir norėtų po šitos sunkios žiemos ir brangios kažką daryti, jie visą vasarą prarengs projektus. Tai linkiu bendrijom prieš naujus metus, prieš Kalėdas, o dabar sukrūsti. Kaip sakoma. Ir ruoštis kitam sezonui jau dabar. Taip, ruošk rogės vasarą ir panašiai. Taip. Simonai, jūsų. Tai aš linkiu, kad projektuotojam, ar ne, kurie ruošia tos tipinius projektus, kad tie projektai ne tik atitiktų STR reikalavimus, ar ne, ir būtų toks, bet taisyklių rinkinys, bet būtų tokia kaip ir pagalba, ar ne, kad tas pritaikomumas būtų kaip galima paprastesnis, nes dabar kaip pritaikyti tikrai ganėtinai tai yra sudėtinga, bent jau iš bendrijos užsakovo, kurie vykdys tą projektą, apie tuos sprendinius, jeigu kalbant. Turėtų būti daugiau aiškumo. Aš linkiu, kad tą aiškumą projektuotojai įneštų. Ir ateityje dar bus tobulinami šitie projektai. Rimantai, jūsų žodis. Jo, aš tik tai norėčiau labai pasidžiaugti, kadangi bene pirmą kartą taip išsamei išspręsta tiek stogų, tiek sienų šiltinimo projektavimas.
Nes iki to mes to neturėjome. Tai čia yra džiugu ir iš tiesų tai leis išvengti didžiosios dalies klaidų, kurios buvo anksčiau. Supratau. Ačiū visiems dalyviams ir iki kitų laidų.